Lietuvoje jaunimo nedarbo mažėjimas vienas sparčiausių Europoje, tačiau būtina ir toliau imtis visų priemonių, kad jaunuoliai įgytų realių darbo įgūdžių atitinkančių rinkos poreikius ir galėtų užtikrinti savo ateitį Lietuvoje. Įdomu, kad nemažą dalį jaunųjų bedarbių sudaro aukštųjų mokyklų absolventai ir profesinių mokyklų parengti specialistai. Darbo rinkos ekspertai įsitikinę, kad šios kategorijos bedarbių mažėjimui teigiamos įtakos gali turėti įvairios motyvuojančios iniciatyvos, pavyzdžiui, skatinant jaunus žmonės ieškotis darbo ne tada, kai mokslai jau baigti, o dar mokantis. Būtent tam Lietuvos universitetų ir profesinių mokyklų atstovai kasmet organizuoja karjeros dienas, per kurias studentai turi galimybę susitikti su potencialiais darbdaviais, susipažinti su skirtingų įmonių darbo specifika, reikalavimais, o kartu ir patiems prisistatyti. Šį kartą laida Arčiau mūsų lankosi ICM vadybos ir ekonomikos universitete. Čia vykstančios karjeros dienos pritraukė nedidelį, tačiau suinteresuotų darbų studentų ir darbdavių būrelį. Tad šį kartą kalbiname ne gatvės praeivius, o potencialius darbdavius ir jų klausiame, kokių darbuotojų jie ieško ir į ką jauni žmonės turėtų atkreipti dėmesį ieškodamiesi darbo. Tai pirmiausia, labai svarbu žmogaus motyvacija, prasme, jo noras, ką jis nori daryti. Tai čia pirmas dalykas, į ką atsižvelgiam. Ir taip pat labai svarbu, kad pristatytų save jisai visapusiškai, sakykime, jeigu neturi darbo patirties, tai kad papasakotų apie savo užklasinės veiklas, kuo domisi, ką veikia ir pagal tai mes irgi galim, prasme, spręsti apie tinkamumą. Kompanija ieško žmonių, jaunuolių, kurie turi ambiciją mokytis ir siekti karjeros. Tai mes tas sąlygas visos sudarome ir studentai dažniausiai per interviu iš tikrųjų stengiasi demonstruoti šitos įgūdžius ir prisistatinėja kaip žingeidūs ir ieškantys galimybių, kaip save, kaip mes vadiname Philip Morris'e, unlimituoti. Jaunas žmogus, kuris ieško darbą, jis visų pirma turi pagalvoti keletą dalykų. Tai vienas dalykas, kokią žinią jisai nori apie save pranešti potencialiam darbdaviui. Jisai turi įsivaizduoti, kokio žmogaus darbdavys ieško, sakykime, tiek profesinė prasme, tiek išsilavinimo prasme, tiek dalykinė prasme. Ir trečias dalykas, jisai turi mokėti save pateikti. Tai yra visų pirma, jisai turi žinoti, ką jisai nori pasiūlyti darbo rinkoje, jisai turi žinoti, ko darbo rinka šiuo metu ieško arba nori. Pasak įmonių atstovų, jaunuolis pretenduodamas į darbą turėtų mokėti save tinkamai pristatyti tiek darbdaviui siunčiamame gyvenimo aprašyme, tiek ir per darbo pokalbį. Neatsispyrėme pagundai pašnekovų pasiteirauti ir apie pretendentų į laisvas darbo vietas dažniausiai daromas klaidas, rašant gyvenimo aprašymus ar pristatant save per darbo pokalbį. Tai galbūt viena iš didžiųjų klaidų yra, kad kandidatai ne visada padaro namų darbus. Tai yra ateina apie kompaniją ne visada žinodami ir įsigilinę, kokia yra kultūra, korporacinė kultūra organizacijoje, kad galėtų atspindėti tas vertybės ir tos įgūdžius, kurių mūsų organizacijai reikia, bet to ne visada moka parduoti save. Ir vėlgi neišryškina tų gerųjų detalių būtent tai pozicijai konkrečiai. Labai dažnai gaunam motyvacinius ir laiškus su klaidom, gramatiniam, tai iš tiesų didelis minusas iškart. Ir taip pat neretai jaunimas pasiima šabloniškas kažkokius pavyzdžius ir tiesiog nukopijuoja ir gaunam N kartų tą patį, sakykime, perfrazuotą. Tai tikrai rekomendacija laišką rašyti taip, kaip apie save rašytum, sakykime, pažymint savo stipriasias pusės ir atskleidžiant kuo labiau save kaip asmenybę. Kandidatų CV ateina vienodi šabloniški ir tada personalo darbuotojams tikrai yra sudėtingiau atrasti tą kristalą ir tą ypatingumą, kuo sublizga kandidatas. Tai visą laiką yra tik tai už individualumą ir originalumą. Todėl kviečiama į interviu, kalbamas su pačiu žmogum, kur matoma jo motyvacija, kad pats reziumė, jisai vis dėlto turėtų būti trumpas ir aiškus, nes labai dažnai klaidą daro prašydami labai daug informacijos, kuri net nėra susijusi su ta industrija ar ta pusė, į kurią žmogus planuoja eiti. Todėl pačiam studentui reiktų suvokti ne tik, ko jisai nori, bet ko ir darbdavys nori. Ir tas turėtų matytis jo gyvenimo aprašyme. Pasak įmonės atstovų, kandidatuojant į tam tikrą darbo poziciją, darbo patirtis nėra tokia svarbi, kaip gali atrodyti iš pirmo žvilgsnio. Dabartiniai darbdaviai nemažiau dėmesio skiria
skiria vertindami ir asmeninį jauno žmogaus tobulėjimą įvairiose visuomeninėse veiklose, jaunimo, sporto, savanoriškose organizacijose. Todėl motyvacija ir mokėjimas save pristatyti gali tapti lemiančiais veiksniais ieškantis darbo. Jeigu nėra realios darbinės patirties, tai galbūt jisai turi kažkokios projektinės, savanoriškos veiklos patirties, kuri taip pat yra naudinga ir tai tikrai atsižvelgia. Todėl kviečiama į interviu, kalbamas su pačiu žmogum, kur matoma jo motyvacija. Akivaizdu, kad priimant darbuotojus be jų darbinių įgūdžių, darbdaviams taip pat svarbus ir jų socialiniai įgūdžiai. Tai mums patvirtina ir strateginio valdymo ekspertas Tomas Staniulis, kuris įgyvendindamas Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamos jaunimo garantijų iniciatyvos nuostatas, Vilniaus jaunimo darbo centre jauniems bedarbiams veda seminarus apie socialinių įgūdžių lavinimą. Diskutuojame apie tai, kogi iš tikrųjų ieško darbdavys ir ko jis tai nori iš to jauno žmogaus, kuris ateina į darbą. Tai socialiniai įgūdžiai tai ir susiveda, kad aš turiu išmanyti dabar, kogi ta įmonė tikisi, kogi jinai laukia, kogi jinai nori. Nes aš ateinu dirbti ne tik tai į darbą, aš ateinu dirbti su žmonėmis, aš turėsiu dirbti su tam tikra komanda žmonių, aš turiu žinoti, kokie jie yra, aš turiu juos suprasti, aš turiu juos pažinti, aš turiu galų gale, turiu jų nebijoti. Pasak pašnekovo, per seminarus jauni žmonės mokomi realiai įvertinti savo asmeninės savybės ir darbo įgūdžius, kad darbo paieškos vyktų produktyviai. Pasirodo, tai nėra taip paprasta. Pats didžiausias iššūkis yra padėti atrasti balansą tarp to, ką aš žinau ir tarp to, ką aš noriu, tarp to, ką aš moku ir tarp to, ką aš galiu. Tai padėti atsistoti žmonėms į tuos bėgius, jaustis labiau užtikrintais savo žiniomis ir išmokti geriau save pristatyti, geriau save reprezentuoti. Pasak strateginio valdymo eksperto, jauniems žmonėms svarbu įsidėmėti kelis esminius momentus, kurie tikrai pravers ieškantis darbo. Visų pirma, tai turbūt pats didžiausias patarimas, tai yra mažiau nervintis, gerai išsimiegoti, parepetuoti prieš veidrodį ir iš tikrųjų atrodyti energingam. Atrodyti energingam ir atrodyti kaip tas žmogus, kuris iš tikrųjų nori darbo ir kuris iš tikrųjų nori šito konkretaus darbo. Ir jaunas žmogus, jisai turi mokėti atsakyti į patį pagrindinį klausimą, tai yra, o kogi aš konkrečiai atėjau į šitą konkrečią įmonę ir ką aš konkrečiai jai esu pasirengęs pasiūlyti. Taip, iš tikrųjų labai svarbu, sakykime, ir apsirengimas, ir kalbos tonas, ir akių žvilgsnis, ir pirmasis kontaktas, ir pasisveikinimas, ir šypsena. Sakoma, kad niekuomet neturėsite progos padaryti antrą kartą pirmą įspūdį. Štai tokie svarbus patarimai iš darbdavių ir iš eksperto lūpų. Netrukus išsamiai aptarsime, kaip tinkamai parengti gyvenimo aprašymą ir pasiruošti darbo pokalbiui. Nuo dabar metas viktorinos klausimui susijusiam su šios laidos tema.